Klausimas, kuris labai rūpi žmonėms prieš pradedant bankroto bylą. Kiek bus suvaržytas mano privatumas, kiek kreditoriams reikės teikti informacijos, ką aš galėsiu daryti, ko negalėsiu daryti. Iš šiuos klausimus dabar ir atsakysiu. Didžiausias privatumo ribojimas greičiausiai būtų bankrutuojančio asmens banko sąskaitos peržiūra. Žmogus bankrutuodamas privalo pateikti bankroto administratoriui sąskaitų išrašus už paskutinius 3 metus ir taip pat nerečiau kas 3 mėnesius turi vėlgi teikti bankroto administratoriui sąskaitos išrašus. Pagal praktiką tie sąskaitų išrašai yra teikiami vidutiniškai kas 4-5 mėnesius, yra suruošiamos ataskaitos ir analizuojami sąskaitų įrašai. Ką žmogus pirko ir dažniausiai susilaukia tokių neigiamų pasiekmių dalykai, kai žmogus turėdamas, sakykime, nedidelės būtinasias išlaidas įgyja kažkokias tai brangius dalykus, tada akivaizdu, kad galimai jis turi ir papildomų pajamų, gyvena ne pagal tai, koks yra sudarytas planas, galbūt įgyja bilietus į koncertą užsienio kažkokio žvaigždės ar kažkokius tai juvelyrinius gaminius perka ir panašiai. Tai turėtų banko sąskaitos išrašas realiai atspindėti tą žmogaus gyvenimą su tom apribotom būtinosiom išlaidom. Kartais būna, kad žmonės nusiema grynaisiais pinigais, jeigu jiem reikia kažką tai įgyti, tai praktikoje vėlgi tai yra pakankamai gerai toleruojama, nors fizinio asmenų bankroto įstatyme yra numatyta, kad žmogus gavęs arba turintis pinigų daugiau kaip pusę bazinės išmokos, tai yra apie 30 eurų, jos per 5 darbo dienas turėtų įnešti į sąskaitą. Vis dėlto visiškai išgyvendinti tų grynųjų pinigų tikrai neišeina, kadangi yra tam tikros vietos, kur atsiskaityti galima tik tai su grynaisiais pinigais. Ir dėl kitų išlaidų per sąskaitas tai būna ir netgi kurioziškų atvejų, kada yra mokama už kažkokias tai suaugusių portalų programėlės, kada mokama už įvairius lošimus. Tai yra tokie atvejai, kada žmogus gali būti pripažintas nesąžiningu ir jam apskritai gali būti nutraukta bankroto byla, todėl bankrutuojantis asmenys to tikrai turėtų vengti. Ir yra buvusi netgi byla pasiekusi aukščiausią teismą dėl privatumo pažeidimo susijusių su tuom, kad yra tikrinami bankrutuojančių asmenų sąskaitų išrašai ir tai yra neteisėta. Vis dėlto aukščiausias teismas pasisakė, kad tai be abejo yra suvaržoma žmonių laisvė, jų privatumas, tačiau tai yra susiję su bankroto procedūra, kuri yra savanoriška, žmogus būdamas sąžiningas pats pasirenka bankrutuoti ir todėl privalo vykdyti visus fizinių asmenų bankroto įstatymo reikalavimus. Privatumo apribojimas numeris 2 tai yra socialiniai tinklai. Ne paslaptis ir visi mes turime tokių draugų, kurie dokumentuoja ir nuolat kelia į socialinius tinklus, į Facebooką, Instagramą, ką veikia, kur keliauja, ką nusipirko, su kuo bendravo ir fizinių asmenų bankroto kontekste, jeigu žmogus publikuoja kažkokias tai prabangias atostogas, įsigytus dovanotus juvelyrinius dirbinius, kažkokias tai jau prabangius automobilius, tai yra iš tiesų kreditoriams sukelia tam tikras abejonės, ar bankrutuojantis asmuo neslepia savo tikrųjų pajamų ir gali tekti tam bankrutuojančiam žmogui aiškintis, iš kur, kas, kaip ir kodėl, kadangi tikrai, patikėkite, kreditoriai stebi socialinius tinklus bankrutuojančių asmenų, tikrai nekartą esu tuo įsitikinusi. Taip pat, jeigu žmogus bankrutuojantis talpina socialiniuose tinkluose, skelbimų portaluose skelbimus apie tai, kad jis papildomai teikia kažkokias tai paslaugas, daro manikiūrus, priaugina plaukus, dar kažkokias tai veiklas užsiema, tai jam gali būti taip pat tekti pasiaiškinti, ar
yra gaunamos tikrai realios kažkokios pajamos, juo labiau, jeigu matosi iš socialinių tinklų įrašų, kad įrašai sulaukia pakankamai didelio susidomėjimo, galbūt užsakymų ir panašiai. Savo praktikoje esu turėjusi tokią klientę, kuri talpino į skelbimo portalus skelbimus apie parduodamą nekilnojamą turtą ir iš tikrųjų ėjom į teismą, aiškinomės, kaip ten, kas ir kur ir kodėl, pakankamai ilgas ir varginantis procesas, todėl visiems patariu su socialiniais tinklais, su internetu elgtis labai atsargiai, nesvarbu bankrutuojate ar ne, ar gal ruoštės bankrutuoti, todėl kad internete įrašai dažniausiai išlieka visam laikui ir jie gali būti netgi ir pakankamai, pozityvūs įrašai gali būti panaudoti prieš jūs visiškai kitokiame neigiamame kontekste, apie kurį jūs keldami įrašą net negalite įsivaizduoti. Todėl aš siūlyčiau visas savo privataus gyvenimo detalės tiesiog siųsti tik draugam. Bankrutuojant pasitaiko, kad žmogaus sveikatos būklė lemia tam tikrus ribojimus, tam tikras būtinasias išlaidas, tam tikras nuolaidas daromas tam bankrutuojančiam asmeniui, todėl bankrutuojantis asmuo turi tokią pareigą pagrįsti būtent savo tą sveikatos būklę. Ja galima pagrįsti įvairiais medicininiais išrašais, diagnozėmis iš sveikatos, medicininiais siuntimais, vaistų įsigijimo, kažkokiais tai receptais. Būna, kad tam tikri sveikatos duomenys yra tikrai labai jautrus, ypač įvairūs išrašai ir panašiai, tai juos teikiant galima dalį tikrai užtušuoti, nerodyti visų detalių. Esminis dalykas yra, norint tam tikrų nuolaidų ir daugiau lėšų būtent sveikatos priežiūros paslaugoms, pagrįsti tą ligą, kažkokį neįgalumą, sveikatos būklę tikrai reikia, tačiau ta bylos dalis, kur yra teikiamos diagnozės, gali būti pripažinta nevieša ir duomenys gali būti užslaptinti. Ir paskutinis privatumo ribojimas bankrutuojant, tai yra įvairūs valstybiniai registrai. Jokio nėra paslaptis, kad prieš bankrutuojant reikia pateikti išrašą iš registrų centro, iš regitros apie tai, kokias asmuo turi transporto priemonės, kokį turtą, kokį turėjo. Ir bankrutuojant vėlgi ta pati prievolė išlieka ir bankroto administratorius privalo patikrinti nekilnojamo turto sandorius, automobilių pirkimo pardavimo sandorius per paskutinius 3 metus. Ir jeigu yra nustatoma, kad sandoriai yra tokie sudaryti, kurie pažeidė kreditorių interesus, vadinasi, šie sandoriai gali būti nuginčyti. Į tai taip pat reikėtų atkreipti dėmesį. Be visų šių dalykų, ką išvardinau, tai iš tiesų privatumas nėra niekaip ribojamas, žmogus gyvena taip, kaip gyvenęs, jokių kažkokių papildomų sankcijų jam neatsiranda, tik tai visada reikia galvoti, kaip yra leidžiami pinigai iš sąskaitos ir ką dedate į socialinius tinklus.